Iš tikrųjų svarsčiau ar dalinti šią istoriją ar ne, bet kadangi į mūsų gyvenimus ateina robotas, ChatGPT ir mes kuo toliau, tuo daugiau sulauksime, tikrai tai atneša ne tik gėrį, tai atneša ir didelę grėsmę mūsų turtui, mūsų saugumui ir panašiai. Tai pasitariu su savim ir vis dėlto nusprendžiau pasidalinti. Taigi praeitą penktadienį mano Facebook paskyra buvo nulaužta, bet į asmeninės nieko nebuvo padaryta, buvo įlysta į reklamos paskyrą ir uždėta reklama, mačiau ir iš mūsų kažkas, kad laikino, tai uždėta reklama apie kažkokią detalę, kuri nutirpdo sniegą. Tai kas nusipirkote, manau, tikiuosi, kad niekas iš jūsų nepirkote, buvo paleista, mačiau, pasauliniu lygiu, tai tie pinigėliai tiek iš klientų prarasti, tiek praradau aš pinigų iš savo pusės. Tikiuosi, dar nepraradau. Aišku, nuo sąskaitos jau man jie yra nuskaičiuoti, bet tikiuosi, kad Facebooko pagalba aš juos susigrąžinsiu. Bet noriu pasidalinti kitą pusę, kaip Facebookas veikia. Kaip žinote, tie, kas turite verslus, privalote nusipirkti mėlyną žvaigždutę šalia, tik tokiu atveju Facebookas į jūs greičiau reaguos į jūsų problemas. Deja, tos žvaigždutės aš neturėjau. Ir kas įvyko? Nuo ko prasidėjo, kad aš pradėjau matyti, kad prie mano paskyros prisijunginėja iš kitų vietų, iš Londono, dar kažkokių miestų, ir aš pradėjau atmetinėti ir keisti slaptažodžius. Jau pradėjau galvoti, kad kažkas laužėsi. Per tą laiką, matyt, jau jie buvo prisijungę, jie jau savo pikselius susiinstaliavo, ir kitą rytą aš prabudus pamačiau, kad Facebookas uždėjęs dienos limitą, kad aš jau esu savo dienos limitą pasiekusi. Aš, aišku, iš karto susisiekiau su Facebooku, jie man atrašė, kad tuoj perduos kažkokiam departmentui ir pažiūrės. Deja, visą parą jokio atsakymo nebuvo, nors aš ištisai rašiau, ar pažiūrėjot, ar viskas gerai. Ir deja, niekas nieko nevyko. Aš visą tai palikau, prisidariau, aišku, skrinšotų visur. Ir aš viską palikau, bet kadangi Facebookas limitą jau pats buvo uždėjęs, tai žinau, kad reklamos nebeveiks, tikėjausi, kad nebeveiks. Kitą dieną atsikėlus radau, kad jie atsiprašo, kad limitas buvo neteisingai uždėtas, aišku, ten turbūt vėl buvo nuhakinta ir buvo prisukta dar daugiau reklamos. Taigi, aišku, jau tada aš ėmiausi, blokavau korteles, blokavau visus prisijungimus, blokavau daugą, bet tai šiuo metu dar viskas yra sprendžiama. Bet moralas yra didžiulis ne apie tai. Tuo metu, kai man pamačiau pirmą kartą įsilaužiant prie mano paskyros, aš iš karto kontaktavau vieną įmonę, kurioje tuo metu mokiausi būtent Facebooko reklamos pamokų, ir aš jam parašiau, paklausiau, ką daryti tokiai situacijai, nes aš tik nesu susidūrus, jie pasakė, sėkmės bendraujant su Facebooku. Ir viskas. Bet mes puikiai žinome, koks būna stresas tuo metu. Aš, aišku, mintimis permečiau, ar iš pažįstamų kas nors yra turėjęs panašių patirčių, į ką galėčiau kreiptis. Atsiminiau vieną kolegę, kuri prisiminiau, lyg turėjo tokių patirčių, aš su jie kontaktavau ir ji pasiūlė man susisiekti su verslo titanais. Ji juokėsi, kad jie bendradarbiauja ir jaučiasi su jais saugi. Taigi tikrai parašiau verslo titanam ir tada prasidėjo mano saugumas. Bet jisai kaip sėklys, tas titanas, patikėkit. Aišku, labai gerai, aš iš karto nusipirkau žvaigždutę, kurią reikėtų jau turėti, jei norime apsaugoti savo verslus. Tada paprašė visų skrinšotų, ačiū Dievui, kad aš jau įpratusi gyvenime,
kad ir kas benutiktų, jeigu jaučiu, kad kažkas tai nors truputį yra ne taip, aš visur darau screenshotus ir juos saugau. Taigi turėjau visą įrašą nuo tada, kai pradėjo lokacijos keistis prisijungimai. Taigi viską turėjau ir tai padėjo mums padaryti aiškią bylą. Ir aš negaliu iš tikrųjų, ant kiek dėkingumą tam žmogui jaučiu, nes buvo viskas aiškiai matoma. Pavyzdžiui, aš kiek mačiau, kad viskas reklamos uždėta mano vardu, o jis aiškiai iškniso, kad kur buvo pikseliai kažkokie instaliuoti, kur kokie veiksmai daryti, kada kas daryta. Jeigu žiūrėsit šį video, tai aš be galo esu dėkinga ir dar kartą noriu labai padėkoti. Ir man toks didžiulis moralas yra, kad kai mums ištinka kažkokios nelaimės, mes net nepastebim, kaip šalia mūsų atsiranda gėris, atsiranda žmonės, kurie tau padeda išlipti iš bėdų. Nesakau, byla nėra dar uždaryta šiandien dienai, dar viskas priduota, bet jau verslo titanų pagalba aš turiu bylą, nes po to vėl bandžiau kontaktuoti, žinau, kad Facebookas nekalba ten, niekas nereaguoja ir niekas ten nieko nedaro. Nežinau, kaip jiem pavyko susikontaktuoti tiek, kad jau mes turime bylą ir kaip tai baigsis, nežinau, bet žinot, kas yra svarbiausia? Svarbiausia yra šiuo momentu saugumas žmogus, kaip tu jautiesi, kad tu nesijauti vienišas. Ir mes daugumą ir kurdami verslą, ir aš tą patį darau, taupome, bandydami padaryti įvairius dalykus, bandydami patys išsikrapštyti iš bėdų, bandydami patys sukurti, kas jau yra pasaulyje sukurta, ir nesikreipiam į mentorius, nesikreipiam į profesionalus, tie, kurie jau yra praėję tą kelią, tie, kurie puikiai žino sistemą, tie, kurie turi didžiulę patirtį, kur kreiptis ir ką daryti. Tai šioje vietoje aš esu labai dėkinga ir labai rekomenduoju visiems, nes tokio bendravimo, tokio nuoširdaus, žmogiško, paprasto bendravimo niekas mane nesmerkė, kad tu ten, ką tu čia pridirbai, čia viskas buvo žmogiškai paaiškinta, kad taip, tai yra mūsų dirbtinio intelekto dėka, kad užtenka. Aš įsivaizduoju, per kur aš galėjau pridirbti klaidą, tai galėjau per e-mailą kažką paspausti, nes tuo metu, kaip minėjau, mokiausi reklamos Facebooko, norėjau pasigilinti žinias ir įtariu, kad aš ten būsiu kažką prispaudusi, bet čia, man atrodo, ir bus per ten davus prieigą, tai gali būti, kad Facebookas įvertins, kad ir aš kalta ir nieko jie man nepadės, bet vis dėlto vis tiek norėčiau labai rekomenduoti, jeigu kas reikia daugiau informacijos apie Facebooką, kas nori patobulinti žinias, kas norite padėti verslo titanai, taip pat padeda augti verslam. Kokiais būdais jūs tikrai drąsiai galite kontaktuoti su jais ir jie tokia žmogiška kalba ir tokiu pasitikėjimu ir tikėjimu žiniomis ir tai, ką aš mačiau, aš tikrai mačiau ne vieną specialistą, bet šiuos tikrai rekomenduoju ir jaučiu didžiulį dėkingumą už tai, už saugumą, už greitų reagavimą, be galo greit sureagavo ir stebėjimą dabar mano situacijos ir aš galiu bent ramiai atsitraukti ir dirbti savo darbus ir žinau, kad mano problema bus pasirūpinta. Taigi, linkiu kiekvienam kuo mažiau patirti streso, kuo mažiau įkliūti į tokias situacijas, bet be jų manau, kad nei vienas mes nepauksim, netobulėsim ir mes būsime ten, bet kiekvienam linkiu turėti šalia žmogų, į kurį galima kreiptis ir niekada nesijausti vienišam. Taigi, šis istorija dar nesibaigė, manau, istorijose vėliau pasidalinsiu, kaip baigėsi ir laukite tęsinio.